Sveikos merginos, ką matau, ko nematau, kas norite prisijunkit kameromis, tikrai labai malonu matyti visas, matot, pasaulis juda į priekį ir mums niekur nereikia bėgti iš namų, nieko, kaip sakoma, daryti, jau mes pačios galime tiesiog susijungti į bendrą ratą, nesvarbu, kur esam. Ir tikrai esam visos skirtingose Lietuvos arba pasaulio dalyse. Aš sveikinuosi su jumis jau iš Ibicos. Tai man be galo smagu visas jūs matyti. Kai kurias jausti erdvėje, kai kurias girdėti. Vėlgi, tai ne tik ausimis ir akimis mes galime viską matyti ir apčiuopti. Kuo toliau, tuo daugiau keliaujant į erdvę mes galim suvokti, kiek galima daug jausti, kiek daug apčiuopti erdvėje. Taip? Ir dažniausiai mes tą jaučiam kaip moterys tuo šeštuoju savo jausmu arba sapnuose kažką matom, arba mintyse, arba tiesiog kūne jaučiam kažką daugiau, kas vyksta mūsų gyvenime, kas vyksta mūsų artimųjų gyvenimuose, ypatingai mūsų vaikų gyvenimuose. Ir aš linkiu iš tikrųjų šią nuostabią tarptautinę moterų dienos progą palinkėti mums visoms jausti ne tik kitus, bet jausti ir save. Ir kuo toliau, tuo labiau. Taip, ir susigrąžinti tą save į tokią, nežinau, šventyklą, ramybę, kažkokią statytis tą pilį. Taip, nes iš tikrųjų, nežinau, ką netgi šią temą, kadangi šita tema moteris yra tokia didelė ir neapčiuopiama. Aišku, mūsų seks webinaro susitikimai kiekvieną mėnesį ir bus tikrai apibrėžtos temos ir mes tų temų klausimais daug dirbsime ir iš anksto pasiruošim klausimais. Tiesiog šiandieną norėjusi pabūti. Pirmiausia, prie viso to, kad mūsų yra tiek daug, kad mūsų kuo toliau, tuo daugiau būrėsi į vieną bendrą ratą, ne prieš kažką, ne už kažką, o tiesiog pabūti. Man irgi šiandieną norėjusi pabūti, nes ką? Dar viena nauja diena, dar viena galbūt darbinė diena arba proginė diena ir jinai bėga, prabėga ir laukia mūsų kita ir taip toliau ir panašiai. Jeigu mes savo nepasidarysim progų, jos nesustos tos dienos, taip? Ir dažniausia progos jos sustabdo tam tikrą laiką, jos sustabdo mūsų kasdieninę rutiną ir jos priverčia mus kažką daryti kitaip, negu mes įpratę daryti. Tai šią nuostabią progą mes susistabdėm savo galbūt kasdieninius įpročius tam tikrus, tiek aš, tiek kiekviena iš mūsų. Ypatingai, kada niekur nereikia eiti iš namų, tai ypatingai nėra paprasta sustabdyti visą tą mašiną ir visą tą rutiną. Ir pagaliau niekur nebėgant ir tai sustabdyti tą inerciją, kuri yra mūsų kasdieniniam gyvenime. Ir iš tikrųjų, man taip šiandieną netgi prabėgo toks momentas, kada aš Ibicoje irgi susikviečiau savo draugės, kolegės, tiesiog pabūti dienos metu, pabendrauti, pabūti moteriškam rate. Ir aš tiesiog jų klausiau, kadangi manęs nebuvo saloje 2 mėnesius, aš klausiau, ką jos nuveikė, kas įvyko jų gyvenime per tos 2 mėnesius. Ir man viena kolegė sako, ką tu čia manęs klausinėjai, aš nežinau nei ką aš vakar veikiau, o praeitą savaitę aš net jau neprisimenu, ką aš viso dariau, o tu manęs klausi, kas įvyko prieš 2 mėnesius. Tai iš tikrųjų mes tą temą ir diskutavom šiandien ne tik su Ispanijom, su tarptautinė moterų komanda ir iš tikrųjų aš visom palinkėjau, nesvarbu kuo tiki, nesvarbu, nepriklauso nuo religijos, nepriklauso nuo mūsų gyvenimo būdų, nuo mūsų įsitikinimų. Aš tikrai visoms noriu palinkėti to, ko palinkėjau šiandien savo, kolegiams arba savo gyvenimo artimoms draugėms šiuo metu. Palinkėjau sąmoningumo, palinkėjau meditacijos, gyvenimo meditacijos, kurie nepriklauso vėlgi
nuo jokios religijos. Taip, jeigu jūs meldžiatės, melskitės, jeigu jūs šokat, šokit, jeigu jūs turite savo ritualus, darykite, bet nepamirškime sąmoningumo. Nepamirškime, kas yra sąmoningumas, nepamirškime būti čia ir dabar. Ir vėlgi viena iš didžiausių praktikų būti sąmoningai, tai pirmiausia, prisiminti, ką nuveikėm šiandieną ir prisiminti, jog aš esu čia ir dabar, šiandieną. Tai, jog aš esu, ta pati meditacija, kurią aš linkiu daryti ir ne kartą linkėjau ir Ibicoje tikrai mokėmės ir kiekvieną kartą sąmoningumo keliu eidamos mes prisiliečiam prie vienos arba kitos meditacijos. Viena iš trumpiausių ir galbūt prasmingų meditacijų yra meditacija aš esu. Tai vėlgi, kada turit 5 minutės, aš esu dovanomis iš karto. Tiesiog, kadangi tokia gyvenimiška situacija iškilo šiandieną, kad tikrai mes neprisimenam, mes kartais neprisimenam, ką ryte jautėm ir apie ką galvojom, ką jau kalbėti prieš 2 mėnesius, o ką kalbėti prieš metus, 10 metų ir taip toliau. Mes prisimenam viską, kas buvo truputėlį skausminga arba labai džiaugsminga, bet kiekvienos dienos esmės mes neatsimenam. Dėl to sugrįžimas į tą pačią meditaciją, kurią šiandieną jums noriu galbūt pabrėžti, tai yra ta meditacija, kuri sugrąžina į čia ir dabar. Ir pirmiausia, jinai sugrąžina ne tik į erdvę čia ir dabar, kur jūs esate, bet ir į jūs, į pačią tave kaip po moterį, į tavo kūną kaip po šventyklą, į tave kaip po prasmę, kaip po priežastį. Taip, nes tu esi priežastis nuo momento, kada tu atmerki akis, iki momento, kada tu jas užmerki. Priežastis šios dienos, priežastis savo realybės, priežastis savo minčių, savo kūrybos, priežastis visko, kas įvyksta ir įvyko dienos eigoje. Ir kada mes sugrįžtam į tą mažytę maldą, į mažytę meditaciją, kurią pavadinau aš esu, jinai yra labai paprasta, mums nereikia, labai dažnai man moterys sako, Eleonora, jums gerai, jūs medituojat, aš labai norėčiau atvykti į jūsų mokymus, bet aš niekada nemeditavus, meditacija mane labai gąsdina ir aš puikiai suprantu ir tikrai mes nepuolam per mokymus arba bet kokią praktiką, nepuolam užmerkus akis, nertis į 2 valandų tylą. Ta prasme, mes galim pradėti tokią praktiką netgi pačiom Niujorke, pačiom įsukčiausiam gyvenimo rate, rasti savo 5 minutės. Taip kaip mes randam nueiti į tualetą, taip kaip mes randam nueiti laiko į dušą, taip kaip mes randam nueiti laiko, nežinau, pasipuošti, užsidėti makiažą, apsirengti, taip mes galime rasti laiko savo energetiškai, savo vidiniai ekologijai. Tai aš vadinu vidinę ekologiją, kada žmogus sugrįžta į čia ir dabar. Ir kada žmogus, ne tik moteris, tuo pačiu lygiai taip pat ir vyras, sugrįžta į momentą, kada jis jaučiasi, jis jaučiasi savyje. Tai pirmiausia, sugrįžta į savo kūną, į tą dabartį, į tą pradžią, iš kur gimsta mintis. Garsas gimsta iš tylos, mintis gimsta iš tylos. Viskas prasideda iš tavęs. Tai reiškia, tas momentas, kada mes užmerkiam akis ir galim įkvėpti, įkvėpdamos mes galim leisti iki pat širdies, reiškia, energiją, savo dėmesį, orą, kartu sudedant intenciją ir sakant savo vidiniu balsu, sakant žodį aš. Ir tiesiog, kada iškvėpiam, galim iškvėpti per burną, tada tiesiog išleidžiam viską, kas yra stresas, užspausta, ligota, nereikalinga ir sakom esu. Vėlgi, čia vidinė mantra gali būti. Įkvepiu, aš. Iškvepiu, esu. Ir taip tiesiog pakvėpuoti giliai iki pat krūtinės. Jeigu galima leisti iki pat pilvo, dar geriau. Ir iškvepiant iš kuo giliau atgal per atvirą burną, tokia maža meditacija, netgi 5 minučių jums gali pakeisti visą dieną. O gali pakeisti pusę dienos. O galbūt gali pakeisti jūsų vakarą, kada grįžtat namo po ilgos ir sunkios dienos. Tai, kad ir kada jūs tai bedarytumėt, sugrįžkime į save. Tai yra viena iš nuostabiausių praktikų pradėti
sąmoningumo kelionę. Ir patikėkit manim, šita kelionė prasideda su dar didesnė atsakomybė ir su dar didesniu skoniu gyvenime, kada aš eidama pro duris, atmerkus akis, pradedu klausti savęs, ko aš noriu iš savanorių, kodėl aš vieną ar kitą darau ir ką padarius noriu daryti toliau. Ir taip toliau ir panašiai. Prasideda labai graži minčių seka, prasideda labai gražus vidinis dialogas su savimi. Ir pirmiausia, dar kas prasideda nuostabi paslaptis, kaip sakau, romanas su pačia realybė, su pačiu gyvenimu. Ir tai ir yra maža didelė paslaptis sąmoningos moters gyvenime. Kada moteris kuo toliau, tuo labiau tampa ramesnė. Kada moteris kuo toliau, tuo labiau tampa kantresnė. Kada moteris kuo toliau, tuo labiau tampa gražesnė. Nesvarbu, kiek jai metų ir nesvarbu, kaip jinai šiandieną apsirenkus. Nes jinai sugrįžus į savo šventyklą, tai yra sugrįžus į savo kūną ir perprasminus kiekvieną dieną, kiekvieną momentą, kada randa savo 5 minutės, 2 minutės, netgi minutę, įkvėpti ir iškvėpti, sugrįžti į save, pasakyti savo aš esu. Įkvėpus užduoti naują intenciją, iškvėpus atiduoti ir išsivalyti save tiek, kiek galima, tiek, kiek aš atiduodu savo mintimis, tiek, kiek aš savo šiandieną leidžiu. Tai yra nuostabi praktika, nuo ko mes galime pradėti žydėti, nuo ko mes galime pradėti prisiminti. Pirmiausia, ką mes darėme šiandien, ką mes darėme vakar, kodėl esame iš viso šiame gyvenime. Ir kokią prasmę aš kuriu kiekvieną dieną priimdama vieną ar kitą sprendimą. Nes netgi tas vidinis klausimas ir vidinis dialogas, kuris ko aš noriu iš savanorių, irgi kuria tam tikrą seką, tam tikrą atsakomybę mūsų gyvenime. Ir vėlgi tas sugrįžimas į aš esu, sugrįžimas į savo kūną atneša labai daug atradimų vidiniam dialogė su gyvenimu. Tada aš suprantu, kodėl viena ar kita situacija įvyko mano gyvenime, arba jeigu aš nesuprantu, kodėl jinai įvyko, aš bandau analizuoti. Ir kada žmogus pradeda nerti giliau ne tik paviršiumi, bandyti nugyventi tą gyvenimą ar nugyventi dieną, tada prasideda tas nuostabus gyvenimas, taip vadinamas Alisos stebuklų šalyje, arba kitaip tie vadinamos kitos realybės. Tada laikas atranda savo apimtį. Mes atrandame prasmę kiekviename veiksme, nesvarbu, kokį didingą ar mažytį darbą darome. Kas yra didingas ir kas yra mažas, kas yra didelis, kas yra geras, kas yra blogas. Sukuria tik tai mūsų įsitikinimai, tik tai mūsų pančios visuomenės normos ir nieko daugiau. Tad kiekvieną kartą, kada žmogus, kada moteris sugrįžta į save, kada mes pradedam kiekvieną naują dienoje žingsnį iš savęs, nuo savęs, pažadinant savo kūną, netgi tada, kada jūs pramerkėte akis ir bėgate į tualetą ar skubėdamos ruoštis į darbą ar aprūpinti vaikus ar vyrą, pasiražykit iš vidaus, pabudinkit savo kūną su meile, pabudinkit savo kūną kaip po šventyklą, pažiūrėkit į veidrodį kaip į tas akis, kaip į deivės akis. Tie mažyčiai žingsneliais sąmoningai pradėti dieną, sąmoningai ją pabaigti, yra tokia graži praktika ir tokia didelė mokykla mums kiekvieną dieną dvasiškai augti, nelaukiant didelių mokytojų, nelaukiant didžiulių nelaimių arba laimių paskatinančių augti dvasiškai gyvenime. Mažyčiai sąmoningi žingsneliai kiekvieną dieną sugrįžtant į save, sugrįžtant į savo kūną, analizuojant kiekvieną situaciją, kalbantis, žiūrint į gyvenimą kaip į mokyklą, kaip reiškia į gražų kūrybinį procesą, kaip į dialogą, kada mes pradedam kalbėti netiesiogiai su žmogum, o su situacijomis, kuriuose dalyvauja žmonės, kuriuose dalyvauja įvairios emocijos ir sakom, ką ta situacija man nori parodyti, ką ta situacija mane nori išmokyti, kodėl aš
šiandieną pritraukiau vieną ar kitą situaciją, kokia yra mano pačios energetinė vibracija, kokios mintys mane supa ir ką aš galėčiau padaryti, kad vienu žingsneliu pažengčiau laipteliu aukščiau. Taip? Nes visada yra aukščiau. Netgi jeigu aš labai jaučiuosi aukštai, netgi jeigu aš labai jaučiuosi žemai, yra visada momentas, kada mes galim sugrįžti į save, galim sugrįžti į tą dabartį, tą magišką dabartį, kada mes tampam magės, mes tampam priežastimi, kažką pakeisti čia ir dabar. Kažką pakeisti. Ir aš tikiu, kad ne vieną kartą esate jūs patyrę tokį momentą, kada mažyčiai nematomi dalykai tampa tokie visagaliai. Pavyzdžiui, jums pavyko, nežinau, tarp jūsų ir draugės buvo kažkokia įtampa, tyla, jūs ilgai nesišnekėjot ir staiga jūs supratot, kad jeigu jūs nieko nedarysit, niekur nepasikeis. Ir jūs paimat ir prisimat visą riziką, visą atsakomybę ant savęs ir reiškiasi, išdrįsę žengti į šitą įtemptą erdvę, į šitą uždarytą tylą, kuri tikrai smaugia ne tik jūs, bet ir jūsų draugė. Jūs prisėmusi visą atsakomybę, netgi rizikuodama daugiau tos draugės nebeturėti, jūs atidarot tą erdvę pokalbiui, pavyzdžiui. Tai gali būti su jūsų sutuoktiniu, tai gali būti su jūsų drauge, tai gali būti su jūsų dukra, su sūnum ir taip toliau ir panašiai. Ir jūs tą padarėte. Ir burbulas susprogo. Įtampos burbulas susprogo. Ir ten vyksta daug nuostabių dalykų, daug nuostabių pamokų. Emocijos verda. Reiškiasi, žmogus atsidarė irgi erdvė atidaryta, žmogus pradeda kalbėti. Jūsų irgi virsta visi jausmai į žodžius ir emocijas, ir kūnas kalba, ir sąmonė, ir protas, ir taip toliau ir panašiai. Bet vienas mažytis žingsnelis gali pakeisti visą realybę. Ir tada, kada mes sugebam išklausyti, nesukristi, nesusitapatinti, atleisti, paleisti, išgirsti, perprasminti, peržiūrėti, bet kurią situaciją, kad ir kaip jinai beskaudėtų, kad ir kokia jinai neteisinga mums atrodytų ir taip toliau ir panašiai, ateina momentas, kada mūsų erdvėje vyksta toksai, išlaisvėjimas. Kada mes atleidžiam žmogui, kada mes išmokstam pamoką, kada mes suprantam, jog viskas priklauso, daug kas priklauso nuo mūsų. Ir nuo mūsų gali priklausyti, ar mes nešiojamės pyktį ar ne. Ir nuo mūsų gali priklausyti, ar mes nešiojamės, nežinau, vieną ar kitą naštą erdvėje, ar mes prisėmam kito žmogaus iššūkį gyventi tyloje ir pyktyje, ar mes kažką keičiame. Ir tie mažyčiai žingsneliai sąmoningo moteriškumo link yra mums pasiekiami kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną. Ir patikėkit manim, jeigu kiekvieną dieną mes darytume bent vieną sąmoningą žingsnelį, budinant savo kūną, tepant kremą ant veido ir žiūrint savo į akis, kaip į deivę, žiūrint taip, kaip mes žiūrėtume į žmogų, kuriam mes sakom iki pasimatymo arba viso gero, arba aš daugiau tavęs nepamatysiu. Taip, kaip būtum čia ir dabar ir nemirksėdama tiesiog jaustum skonį tos dabarties, patikėkit manim, jūs nepamirštumėte tos dienos niekada gyvenime. Ir jūs turit savo kolekcijoje tiek daug tokių dienų, bet jos turi būti labai ypatingos. Ar tai bus gimtadienis, ar tai bus kažkokia proga, ar tai bus susitikimas su savo mylimuoju, kur nemačiau 100 000 metų, ar tai dar kas nors bus tokio ypatingo, mes tada niekada nepamiršime, mes galim papasakoti, kaip mes buvom apsirengę, ką tą dieną valgėm, kuo kvepėjom, ką matėm pro langą, ką girdėjom. Aš jums noriu palinkėti, kad tai būtų kiekvieną dieną. Aš jums noriu palinkėti, kai jūs paklaus draugė, ką darai prieš metus, jūs sakytumėt, aš prisimenu tą rytą, kada pramerkiau akis, kada prabudinau savo kūną kaip šventyklą, kada pažvelgiau savo į akis, žiūrėdama į veidrodį ir pasakiau, kad ši diena bus kitokia negu vakar. Ir padariau tą ir tą, nors labai bijojau. Ir tai buvo ne tik diena, kada aš skraidžiau, tai buvo diena, kada man buvo pilna iššūkių, kada man skaudėjo, kada man buvo nelengva, kada man buvo galbūt, kada man drebėjo kojos.
kai aš žengiau tos mažyčius nematomus žingsnius, kur niekas liktai aplinkui nemato ir jie atrodo tokie mūsų pačių iliuzijos, taip? Ir prasideda, ir kada jie pradeda matytis išoriniam gyvenime, kada mes pradedam pačios laisvėti, kada mes pradedam pačios gražėti ir kada mes suprantam, jog tiek daug dalykų priklauso nuo mūsų pačių, tada mes prisiminsim kiekvieną dieną, tada mes prisiminsim kiekvieną savo būseną, tada mes prisiminsim kiekvieną savo mažą ir didelį pasiekimą šiame gražiam kasdieniniam gyvenime. Tas kasdieninis gyvenimas gali tapti magija, nepriklausomai ar tai pirmadienis, ar tai sekmadienis. Nes jūs nežinot, kas gali įvykti pirmadienio ryte ar vakare, nes jeigu mes žengiam už to paviršutinio gyvenimo, įprasto gyvenimo normų, mes įžengiam į nenuspėjamą iš sielos į sielą, iš širdies į širdį erdvę, kada mes įžengiam į didesnę apimtį ir prasmingesnį gyvenimą. Kada ne tik akimis matome, ausimis girdime ir rankomis apčiuopiame, kada mes pradedame jausti ir veikti iš to jausmo. Tai yra nuostabus dalykas, tai yra nuostabios durys į kitokį pasaulį. Nuostabios durys į tikrą išmintingą moters pasaulį, į sąmoningą moterį, į prasmingą gyvenimą. Ir dar viena praktika, kuri galėtų keisti jūsų gyvenimą, ką aš puikiai praktikavau labai daug metų tam, kad nelūždinėtų mano sąmoningumas, kad aš noriu atsipalaiduoti, bet neužmigti. Atsijungti, taip, tai nėra paprasta, nes mes įpratę funkcionuoti automatiškam režime, kada prabunda sąmonė, atsimerkia akis, tada mūsų kūnas veikia, protas daug visko daro, kūnas taip pat, viskas vyksta, kada užsimerkia akis, išsijungia mes patys ir kūnas savo miega, sąmonė savo, reiškiasi mes savo ir vėl taip toliau ir panašiai. Ir dėl to žmogui nėra paprasta medituoti, ar taip, nėra paprasta būti tarp sapno ir realybės, nes tai ir yra ta pasąmonės erdvė, kur mes galim užeiti į savo išmintį, užeiti į savo intuiciją. Ir čia ne kažkokia mistika, mes moterys puikiai žinom, apie ką mes kalbam, apie intuiciją, taip. Ir ta intuicija, jinai karts nuo karto mus aplanko, bet kai būtų šaunu, jeigu mes galėtume pačios užeiti į ją tada, kada norim, o ne tada, kada jinai užeina. Taip, kaip ir mintis pas mus užeina, išeina, kaip ir mūsų planai užeina, išeina, taip ir ta intuicija užeina ir išeina. Tai vienas iš praktikų, kur aš palinkėčiau jums daryti, tai yra kino sukimas. Tai jeigu jūs sąmoningai prabundat ryte ir karts nuo karto sugrįžtat į savo tokią sąmoningą mini meditaciją aš esu, jūs galite tą daryti ne tik užsimerkus, atsisėdus ir atsijungus nuo viso pasaulio, jūs galite eidama į parduotuvę taip daryti, jūs galite kvėpuoti, vairuodama automobilį, stovėdama kamštyje, laukdama eilėj. Kuo giliau kvėpuosi, tuo geriau ir tuo daugiau deguonies bus, tuo labiau jūsų kūnas atsipalaiduos, tuo labiau užsiplės jūsų sąmonė. Ir tada, kada jūs grįžtate namo ir kad ir kokia jūs bebūtumėt pavargus, pasidarytumėt savo ritualą, sąmoningos moters ritualą, kada jeigu norite plėsti savo realybę, tai dar viena dovana sąmoningai moteriai, moteriškumo dienos proga, moters dienos proga, tai yra kino sukimas, kada tiesiog leidžiate savo. Rekomenduočiau neatsigulti, nes tikrai užmigsite, ypatingai jeigu dar praktika neįsibėgėjus, bet atsisėdus, jeigu norisi, galite įmerkti kojas į šaltą vandenį, kad tikrai neužmigtumėt. Atsisėdus, užsimerkus ir nuo to momento, kada jūs atsisėdate, pradedat sukti savo dienos kiną, nuo momento, kada atsisėdot iki pačio ryto, tada, kada pramerkėt akis. Taip? Ir tarsi žiūrėdama, tarsi atėjote į kino teatrą. Ir tas kino teatras įjungia nuostabiausią filmą, tai yra filmą Jūsų gyvenimas. Ir tas pagrindinis aktorius esate jūs, visi aplinkui, aišku, pagalbiniai aktoriai tam, kad pagrindinis būtų aktyvioj pozicijai, taip. Ir tai yra nuostabu, kada pradeda atsukinėti dieną.
Jeigu savaitgalį turite laiko atsukinėti savaitę, jeigu dar daugiau turėsite laiko ir aišku, sąmonė pradeda jinai stiprėti ir atmintis pradeda atsimintinėti, kuo toliau, to daugiau, mes galime atsukti ir mėnesį, ir 3, ir metus, ir daug metų, ir taip sugrįžti iki pačios vaikystės, kūdikystės ir netgi pačios pradžios motinos įsčiose. Ta praktika naudoja labai daug meditatorių, labai daug mokslininkų, labai daug hipnoterapeutų, labai daug žmonių, kurie nori turėti tą gyvenimą savo rankose, kurie nori plėsti savo sąmoningumą. Ir tai nėra kažkokia gudrybė, daug kas tai vadina paslaptimis, daug kas tai vadina turtu ir auksu ir daug kas tai pardavinėja kaip didžiausią turtą. Ir taip, tai yra tiesa, tai yra labai didžiulis turtas, jeigu mes tai praktikuojam. Esmė yra tokia, ar mes turim tiek daug noro praktikuoti, ar mes rasim tam laiko tą daryti. Vienaip ar kitaip, mielos moterys, noriu palinkėti jums įdomaus gyvenimo be progų. Ir tada, kuo daugiau, kuo arčiau mes esame pačios savęs, tuo daugiau mes tų progų susikūrėm. Vien pati ta proga, kad mes gyvename, vien ta pati proga, kad mes gyvename moteriškame kūne, šiame moteriškoje realybėje, skirtingai negu yra vyriška. Taip, mes mokomės apie vyrus, vyrai mokosi apie moteris, mes mokomės pačios apie save, vyrai irgi vienaip ar kitaip bando suvokti, kas yra vyriškas pasaulis. Tai ir yra tas žmogiškas gyvenimas. Jeigu jo nesubanalinti ir nesukasdieninti, taip mes visi turim daug įsipareigojimų, daug įpročių, daug inercijos. Bet jeigu po truputį lendant iš tos inercijos, iš to automatiškų režimo, iš tų įprastų įpročių, kurie nieko mumise nekeičia, lendant į tą vidinę laboratoriją, į tą vidinę magiją, į tas vidinius eksperimentus, kur kiekvieną dieną galime kažką pakeisti, čia jau yra įdomu. Ir kuo jūs įdomesnės tapsite pačios savo, tuo įdomesnis prasidės darytis jūsų pačių pasaulis. Pirmiausia, niekam to neįrodant ir niekam to nepasakojant, o vėliau jūs tiesiog pradėsite traukti labai įdomius žmonės, labai įdomias situacijas, labai skirtingas situacijas galbūt nuo šiandien. Nes aš, kaip sakau, apetitas atsiranda bevalgant. Ir nors ir šiandien gyvenu be galo įdomų gyvenimą, man įdomu, kas bus rytoj, netgi gyvenant šiandien, nes kiekviena diena jinai manifestuoja sekančią dieną. Jeigu mes esam priežastis, o ne pasekmė, viskas priklauso ir nuo mūsų nuotaikos, ir nuo taip, kaip atmerkiam akis, ir nuo taip, kaip mes jaučiamės. Pažiūrėkit, paprasti pavyzdžiai. Jūs atsikeliat ryte ir jaučiatės labai gražiai ir labai gerą nuotaiką. Viskas kaip sviestų patepta. O tos problemos, kur ten žmogus prieina blogos nuotaikos, ar jums ten kažkas pasakė, ar jums kažkas nesigavo, jūs tiesiog jų nepastebit. Arba sakot, nesigavo. Požiūris pasikeičia, energetika pasikeičia, jūsų vaizdas pasikeičia, jūsų net žmonių reakcijos į jūs pasikeičia. Ir paimkime dieną, kada yra pati blogiausia pasaulyje diena. Atrodo, visas pasaulis susimokė prieš jūs. Ir tai blogai, jau negali būti blogiau, tai dar blogiau. Iš visų pusių, kaip sakoma, puola. Tai tiesiog mes prisiminkime, jog aš esu priežastis. Jeigu aš esu priežastis, atsiranda atsakomybė. Ne tik kada aš pagimdau vaikus atsiranda atsakomybė, ne tik tada, kada susitokiu, ar tada, kada įsidarbinu labai svarbiame darbe. Aš esu priežastis kiekvieną dieną, aš esu priežastis, nes aš turiu šitą kūną, aš esu priežastis, nes aš atmerkiau akis. Ir nuo to momento aš sakau, aš turiu pilną spektrą galimybių keisti savo vidinį ir išorinį pasaulį. Netgi jeigu aš einu į tą patį darbą šiandieną, netgi jeigu aš matau tos pačius veidus šiandieną, aš turiu pilną spektrą galimybių kažką pakeisti šiandieną. Išbandyti kažką naujo, praeiti kažkokią ribą, ko aš niekada nedariau, pakeisti nuotaiką, pakeisti būseną, pakeisti savo požiūrį į save pirmiausia. Jau nekalbu apie kitus. Nustoti keisti kitus. Ir taip toliau ir panašiai. Ir tas nuostabus dalykas atneša tiek daug magijos, tiek daug atradimų.
Ir iš tikrųjų šiandien kalbant su tomis pačiomis draugėmis, jos pradėjo po truputėlį atsimindinėti, ką jos darė prieš 2 mėnesius. Kodėl jos pradėjo atsimindinėti, ką darė prieš 2 mėnesius? Todėl, kad sugrįžo truputėlį giliau, kam reikia atsiminti ir iš viso kokia prasmė yra analizuoti. Taip, kaip ten yra visokie ten pasakymai, kam ieškoti ten razinų bulkose ir ten skilučių kažkur tai ir panašiai. Kam ieškoti, kam išradinėti dviratį, bet mes ne apie tai, mes kalbam apie visai kitokią apimtį ir visai kitas galimybės. Ir tada, kada moteris, kada tos draugės išklausė galbūt kitokios pozicijos, kam prisiminti iš viso, kas buvo vakar, jos staigiai pradėjo prisiminti labai daug, ką jos nuveikė per 2 mėnesius. Kodėl? Todėl, kad jos pradėjo įprasminti ir truputėlį branginančiai pažiūrėti atgal, kas įvyko. Ir truputėlį kitaip pažiūrėti, kas vyksta dabar. Ir ką aš darydama dabar darau rytdienai. Ir ta magija, jinai tampa užkrečiama, ji tampa didelė, ji tampa prasminga. Ir aišku, atneša labai daug atsakomybės, ne baimės atsakomybės, žaismingos atsakomybės. O kas jeigu? Man gavosi truputėlį tas, man gavosi atleisti draugiai, man gavosi nutraukti tylą mūsų šeimoje, man gavosi su vaikai priartėti prie vaikų, man gavosi jausti šiandien gražiai, man gavosi susitarti su kūnu ir numesti 2 kilogramus, man gavosi užsiauginti plaukus, man gavosi tiek daug eksperimentų, mielos moterys, mes turim savo kūnuose, savo gyvenime ir tiek daug stebuklų mes esam pačios patyrę, mes nešiojame juos, kas įvyksta, protas, kadangi automatiniam režime mes įpratę, kaip sakoma, jungiklį įjungti ir išjungti, prabusti ir veikti, eiti miegoti ir užmigti ir nieko daugiau nebūti tarp tų būsenų kaip po erdvėje, nematyti už matomo, nematomo, nejausti daugiau. Karts nuo karto mes patenkam ten, bet kiekvieną dieną mes tame nebūnam. Bet kada įsijungia tas režimas, įsijungia tas maža didelė paslaptis to sąmoningumo ir tos magijos, tada pradedame suvokti, kokia yra didinga ir galinga iš viso žmogaus energija, žmogaus mintis, žmogaus dabartis, kūnas, kuris klauso energetikos. Taip? Ir tada tu supranti, kad, jeigu aš šiandieną pyksiu, šiandieną nervuosiu, šiandieną skleisiu vieną ar kitą vibraciją mano grožiui, mano sąmoningumui, mano šeimai, mano sveikatai, mano nuotaikai, mano būsenai, nieko iš to gero nebus. Taip? Tada mes pradedame po truputį dėti tiek daug prasmės į mažus dalykus, į tą patį maistą, kurį mes dedamės į savo kūną. Mes visi žinom, kas sveika, kas nesveika, kas dera, kas nedera. Kultas apie maistą tiesiog jau paėmė savo viršūnę. Aš jau nebegaliu Ibicoje, tai iš viso yra kažkokia fantastika. Dedi morką su apelsinu ir burokėliu, tas negerai, anas per anksti, tą išspaudėm, tas negalima. Žodžiu, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Bet kada žmogus supranta, jog jeigu jis yra priežastis, ir aš sakau, žinoma, kad tai yra negerai, jeigu tu galvosi, kad tai yra negerai, tai pirmiausia bus absoliučiai viskas negerai. Bet jeigu mes netgi mažyčius dalykus, kuriuos mes darome negerai, priimsime ir transformuosime ir sakysime, ar tai gerai mano kūnui šiandienai. Jeigu man tai norisi ir aš sau leidžiu be kaltės jausmo, jau yra gerai. Žymiai geriau, negu mes valgysime. Nežinau, kas tai yra sveikas maistas dabar šiai dienai, nes apibrėžimų labai daug yra, dėl to aš sakysiu, jeigu mes valgysim sveiką maistą ir vis tiek galvosim, nes kaimynė pasakė, kad tą, ką aš valgiau ir galvojau, kad gerai, jinai man pasakė, kad negerai, ir aš valgysiu ir galvosiu, kad negerai, patikėkit manim, taip ir bus. Taip, kad pradėkim sugrįžti į tą atsakomybę, į priežastį, į tą momentą, kad moters prigimtis yra pirmiausia būti gražiai. Antriausia mėgautis. Tai reiškia, moters kūnas ir moters prigimtis yra mėgautis. Kodėl jos kūnas turi galimybę patirti daug orgazmų?
Todėl, kad jos prigimtis jausti malonumą ir malonumą, tuo labiau jinai žydi, tuo yra galingesnė, tuo jos kūnas yra trapesnis ir lengvesnis. Jos kūnas nėra akmeniškesnis ir vyriškesnis ir dar stipresnis, atvirkščiai. Kuo mes daugiau mėgaujamės, tuo mes lengvesnis ir trapesnis esam. Kuo mes jaučiamės gražesnis, tuo galingesnis esam. Tuo didesnę trauką mes darom, tuo laisvesnis esam. Ir tas momentas, kad mums sugrįžus į savo prigimtį, mums nereikia gaudyti madų, mums nereikia būtinai turėti daug pinigėlių, kad būtume gražios, mums nereikia būtinai valgyti tik tai ar kitai, mums nereikia netgi tų kilogramų pačių numesti ar priaugti, mums tai reikia sugrįžti į save, pamilti save ir mokintis pamilti. Aš nekalbu apie tai, kad sugrįžau ir pamilau, aš kalbu apie nuostabią kelionę pamilti save. Patikėkit manim, aš irgi esu tame pačiame procese. Nes viskas yra visuomeniai sudėta, net socialiniai visuomeniai sudėta galvoje, kartais pasižiūri save į veidrodį ir tau pareina didžiausias, reiškia, kaip atrodau, ne taip, kažkas netvarkoje, ne tas, trečias, ketvirtas. Bet kada tu supranti, kad vėl aš esu priežastis, aš sugrįžtu į tą atsakomybę, kaip aš jausiuos, taip ir būsiu. Todėl aš užsiimu pirmiausia savijautą. Pirmiausia, santykių su savo kūnu, tada santykių su savo mintimis, tada santykių su savo aplinka ir tada santykių su didesnė apimtim, tai reiškia tą vadinamą meditaciją, kuri vadinasi gyvenimas. Taip? Ir tie mažyčiai dalykai prasideda nuo mūsų paslapties jaustis savo kūne gerai, jaustis su savo mintimis gerai, jaustis su savo sprendimais gerai. Kuo daugiau šypsotis, kuo labiau leisti savo kūnui patirti malonumą. Kaip jūs tai darysite, čia jau yra jūsų kūryba. Turite vyrą, džiugu, neturite vyro, patirkit malonumą savo kūne šokant, mėgaujantis, žiūrint į veidrodį, liečiant save, rengiant ant savęs drabužėlius, kuriant aplinką savo namuose ir taip toliau ir panašiai. Nes mes dabar tiesiog ieškome save padaryti kuo daugiau objektų ir jeigu kuo gražesnis objektas ir iš aplinkos kuo daugiau dėmesio gaunam, tada mes suprantam, kad mes esame vertė kažkokia. Bet jeigu mes pradėtume tą ieškoti iš vidaus, nei viena moteris nesijaustų negražia. Nei viena. Dėl to nei vienos moters nėra negražios. Mus apgavo tam, kad galėtume būti nelaimingos, tam, kad galėtume pirkti. Taigi visa industrija pastatyta ant moterų. Kokios mes esam galingos. Nelaiminga moteris, daugiau pinigų. Bet kam? Verslams, drabužiams, reiškia, kosmetikai, deimantams ir taip toliau ir panašiai. Bet tai nepadaro, tai padaro momentinę laimę, bet vėl sugrįžkim prie save ir vėl kažką rasime, kas bus ne taip, negerai ir negražu ir panašiai. Dėl to, kad sugrįžimas į save, jis yra toks magiškas, toks galingas, tokia didelė jėga tame yra ir suvokimas, jog šiandieną aš kažką galiu padaryti kitaip ir galiu kažką pakeisti, gali atnešti didžiulius stebuklus. Sąmoningas moteriškumas tai yra tokia didžiulė apimtis. Tik tada, kada jūs priimsite savo kūną, tada galit pajausti, kad jūs tapote jauna amžinai. Tik tada gali sugrįžti seksualumas. Tik tada gali sugrįžti geismas, norėti jausti malonumą. Tik tada gali ištirpti kaltės jausmas, gėdos jausmas, pykčio jausmas. Tiek daug mes galim atidaryti ir išvalyti tik sugrįžus į save, tik sugrįžus pas save. Todėl mūsų šventykla yra kūnas. Mūsų jėga yra energija. Mūsų kojos ir rankos kaip tų deivių yra mintis.
Todėl pradėti nuo to aš pradėjau šitą mūsų susitikimą, sugrįžti į aš esu. Į tą stebuklingą aš esu. Aš esu priežastis. Priežastis viso to, ką sukūriau šiai dienai, ką turiu šiai dienai, ką aš matau šiai dienai. Ar pastebit, kada jūs įvyksta tas momentas, kada jūs susijungiate su didesnė apimtim, su savo prigimtim, su savim, su savo kūnu, kartais įvyksta tai ir moterims. Nors ir labai esam reiklios savo ir gyvenimui, ir pasauliui, ir vaikams, ir vyrams, ir viskam. Įvyksta toks momentas, kada įvyksta tas lengvumas ir galbūt mes pamatom netgi pasaulį ir mūsų pančius žmonės su didesniu nuolankumu, atlaidumu ir su visai kitokia šviesa. Tai va taip mes kiekvieną dieną dirbdamas po truputėlį, įdėdamas truputėlį meditacijos, truputėlį magijos, truputėlį tų vadinamų, reiškia, žingsnelių vidiniai laboratorijai, keičiant kažką savo aplinkoje, keičiant santykyje pačiai į save su savimi, mes pamatysim, ant kiek gali keistis pasaulis. Nes grįžtant prie tos mano vienos iš mylimiausių frazių, jo grožis slypi žiūrinčiojo akise, mums svarbiausia, kad mes galim keisti tuos akinius. Mes galim keisdamos akinius, mes galim keisti pasaulius. Ir aš jums nekalbu apie tai, kad mes turim užsidėti didžiulius rožinius akinius ir žiūrėti į pasaulį neadekvačiai. Aš kalbu apie tai, jog mes galim atidaryti magijos pasaulį, didesnės prasmės, apimties ir gylio pasaulį, kur moteris analizuoja, kur moteris medituoja, kur moteris valosi, kur moteris myli, kur moteris pyksta, kur moteris atleidžia, kur moteris grįžta į savo išmintį ir magiją ir kiekvieną dieną kuria. Tai ir yra nuostabus pasaulis, jis visada bus gyvas, jis visada kis. Ir tada nebus baisu žiūrėti į pokyčius, nebus baisu žiūrėti į kintantį kūną, nes kintantis kūnas kaip ir kintanti gamta. Bet kaip yra gražu, kada su metais jūs pati savo vis gražėjat, lengvėjat, jaunėjat, nes moteris išmintis atidaro labai daug durų į kūniškus malonumus, labai daug durų į lengvumą, į suvokimą gyvenimo pamokų vis kitaip. Ir patikėkit manim, tokia moteris visada bus patraukli ir visada bus taip vadinamoji socialinė kalba rinkoje. Kodėl? Todėl, kad neisteriškų moterų yra labai nedaug. Savim patenkintų moterų yra labai nedaug. Kad ir kokios bebūtų gražios, visada ras, kodėl jos yra negražios. Ir tokios moterys yra pati geriausia kompanija vyrams, vaikams, draugėms, draugams, kaimynams, bendradarbiams, verslininkams ir taip toliau ir panašiai. Taip, kad norim išlikti amžinai jaunos, amžinai gražios, amžinai adekvačios, nepaisant nuo mūsų perskaitytų knygų ir išmoktų diplomų ir baigtų mokslų ir ant sienų sukabintų diplomų, grįžkime į save, sugrįžkime į tą meilę, sugrįžkime į tą sąmoningumą. Ir mažyčiai žingsniai jūs gali privesti arba veda jau mokymų link. Taip, tada atsiranda noras mokintis, tada atsiranda realūs klausimai. O galbūt kažkokį mokymą jums pagimdė dar gilesnius klausimus. Tada atsiranda gyvenimas kaip mokykla, tas požiūris, tas pasaulis, kuris atidaro kaskart vis daugiau durų. Nepaisant nepriklauso nuo jūsų mokytojų ar nuo... Svarbiausia, kad jūs būtumėt susijungusi su savimi. Dėl to šią gražią galbūt progą ir šią gražią gaidą ir šią nuostabę dar viena diena, kur aš norėjau tiesiog paskirti kaip po progą, kaip po priežastį, susitikti mums ir pakalbėti apie aš esu priežastis temą, kuri gimė tik tai susijungus su jumis. Aš juk nežinojau, apie ką kalbėsiu. Dėl to, pirmiausia, aš noriu jums padėkoti. Erdvė yra viena. Nesvarbu, mes sėdime vienam kambarį, ar mes sėdime viename internete. Internetas nori pasakyti, kad erdvė yra viena. Jau net protiškai galime suvokti, kad erdvė yra viena.
Ir jūs tiesiog šioje erdvėje, tos, kurios prisijungėte, tos, kurios radote laiko, tos, kurios išsisukote vienaip ar kitaip iš kasdieninio ratelio ar įprastų rutinų, prisijungėte čia į kažką galbūt jau žinomo, o daugam galbūt visiškai nepažįstamo ir nežinomo, jūs padiktavote erdvėje per savo vidinius klausimus, per savo vidinę gyvenimo praktiką šią temą. Aš esu priežastis. Ir šitoje erdvėje, ką nutransliavau, ačiū Jums, bet šioje erdvėje tikrai labai skamba, kaip būti ta priežastim, kaip gyventi tą sąmoningą gyvenimą. Ir iš tikrųjų tikrai šiuo metu yra labai daug įrankių, daug mokymų, daug visko ir kaip atsirinkti jau pagaliau yra sudėtinga. Anksčiau būdavo kaip surasti yra sudėtinga, o dabar kaip atsirinkti yra sudėtinga. Tai tos merginos, tos, kurios jau keliaujate moteriškumo, sąmoningo moteriškumo keliu, ar su mumis, ar su skirtingais mokytojais. Svarbu, kad keliaujate ir svarbu, kad tai jums padeda. Jeigu nepadeda, tai dar viena kolekcija bus jūsų, patyrimų lentynėlė. Bet aš linkiu tikrai pradėti gyventi tai, ką mokinatės. Ir netgi jeigu net nepradėję mokintis, jau turit ką nuveikti, netgi po šitų 45 minučių galite tikrai pradėti praktikuoti mažytę meditaciją, kino sukimą, pažiūrėjimą į pasaulį dar kitų kampų. Ir kita tema vėlgi mes su BU komanda norim įžengti į šių metų, vėlgi, kadangi šių metų pradžia tokia ilgai įsivažiuojanti, taip, į šiuos metus vėlgi su tokiais gražiais ir prasmingais susitikimais online. Tai yra su nuostabia praktika, konsultacija, grupinėm diskusijom, klausimais, atsakymais vieną kartą per mėnesį. Tai Eglė galbūt prisijungs ir pristatys. Taip pat yra mokymai, kurie yra tiek Ibicoje, vieną kartą per metus yra Lietuvoje. Mokymai, kaip būti tą sąmoningą moterim, jeigu norisi eiti į gylį, jeigu norisi eiti į daugiau, suvokti, ką galima daugiau panaudoti savo kasdieniniam gyvenime, visada yra informacijos, visada yra galimybių gauti tą žinias. Svarbiausia yra toks pasakymas, kai mokinys yra pasiruošęs, mokytojas visada ateina. Svarbiausia stipriai norėti ir svarbiausia nepražiopsoti savo traukinio ir visada ateina momentas, kada mes įlipam į jį ir tas traukinys mus veža dar greičiau, dar aiškiau, dar šviesiau. Taip man irgi įvyko mano gyvenime. Kai aš galvojau, kad aš noriu, pasirodo, aš visiškai nenorėjau, dar nebuvau pasiruošus, bet kai buvau pasiruošus, visi reikalingi žmonės pasirodė mano gyvenime, man tai reikėjo išdrįsti, įlipti, išdrįsti kažką pakeisti, žinoma, ir išdrįsti pasakyti, kad aš galbūt turėsiu daryti ne tai, ką esu įpratus daryti, galbūt turėsiu pinigėlius leisti truputėlį ne taip, kaip esu įpratus leisti, galbūt turėsiu peržengti vienas arba kitas ribas ne taip, kaip visada gyvenau, bet tai ir yra tas momentas, kada aš sakau, aš esu priežastis ir mano noras yra užeiti už viso to, ką aš gyvenu, nes tai, ką aš gyvenu, iki galo manęs netenkina. Arba manyje kirba kažkokia intuicija, kad nori daugiau. Ir vienaip ar kitaip aš einu toliau ir man gyvenimas atneša kuo toliau, tuo daugiau nuostabių galimybių. Tai va, mielos merginos, man be galo smagu girdėti mūsų erdvę, žingeidžią erdvę, norą tobulėti, norą būti moterim, norą skleisti tą savo moteriškumą. Mes visos esame moterys ir norint būti dar moteriškesniam, dar gražesniam, dar lengvesniam, dar daugiau malonumo jausti, tai mums reikia sugrįžti ir prisiminti visas savo galimybės. Ir taip kaip mes stipriai ir daug metų dirbom ties to, kad užmirštume, taip stipriai ir nemažai metų reikia padirbėti tam, kad atsimintume ir sugrįžtume į savo tas šaknis, bet yra viskas įmanoma. Aš taip pati įsitikinau
ir galvojau, kad tikrai ne šiam gyvenime man tai pavyks, bet aš suprantu, kad kuo toliau, tuo įdomiau gyventi ir kuo toliau, tuo labiau laisvėja mano sąmonė, mano kūnas, keičiasi realybė, keičiasi draugai, aplinka ir aš matau aplinkui daug moterų, kurios lygiai taip pat keičia tuos gyvenimus ir man be galo džiaugsminga ir gera. Tai va, galbūt Eglutė prisijung ir tu ir papasako, kaip mes galėsim susitikinėti su kiekvieną mėnesį su bijų klubu, kartu įjungiant, taip. Nesigirdi tavęs, Egle? Dabar girdit. Tai dar kartelį sveikos ir su nuostabia mūsų švente. Tai šiandien tiesiog noriu pasidalinti keletą būdų, kaip galima tęsti šią kelionę ir kaip galima prisijungti prie pačių įvairiausių mūsų kartu su begalė daug nuostabių moterų įgyvendinamų projektų. Tai kadangi jūsų tikrai nemažai kreipiasi ir nori konsultuoti su Leonora individualiai, mes pamanėme, kad tiesiog šauniau būtų apsijungti ir rasti būdą, kaip susijungti su daugiau moterų vienu metu. Ir tai yra jau metus tęsiama tradicija kartu su bijų klubo moterim, kurios grįžę po mokymų tam, kad palaikytume tą tobulėjimą, augimą kartu, tam, kad atsakytume į kylančius klausimus. Tęsiame šitą tradiciją, kad kas mėnesį susitinkam internetu. Ir šiandien būtent pirmą kartą atidarome tas duris plačiau ir kviečiame prisijungti ne tik bijų klubo merginas, tačiau bet kam sugalvosite, kad įdomu, ar jums, ar jūsų aplinkai, draugėms, seserims, mamoms. Tai iš tikrųjų jau yra numatyti ir susitikimai ir aš dar kartelį visom persiusiu. Ir net jeigu jūs tuo metu negalite prisijungti, tai nepergyvenkit, nes yra kas jau kreipiasi ir klausia, ką daryti tokiu atveju. Tai iš tikrųjų visos gausite tiek audio, tiek video įrašą ir tos įrašus galima perklausyti dar ir dar kartą ir kiekvieną kartą rasti savo kažką tame naujo. Tai šiandien, kadangi kovo 8, tai ypatingas pasiūlymas galiojantis parą iki rytojaus. Lauksime tos, kas nori iš tikrųjų rezervuoti vietą, kadangi bus vietos skaičius ribotas, šios susitikimus už 50 € kainą. Tai taip pat dovanosime ir Leonoros bijų meditacijas, kad jau belaukiant balandžio susitikimo galėtumėt praktikuoti kiekvieną dieną kažką po truputėlį, ar ne, ir nebūtinai reikia tos valandos ar 2 pasinerti į tylą, galima pradėti nuo 10 minučių. Tai čia yra galimybė paspausti nuorodą, aš persiusiu, arba tiesiog parašyti į info@leonorabijų.com ir pasitvirtinti ir užsirezervuoti tą vietą būtent į šitas konsultacijas per ateinančius iki metų galo. Čia reiškia, Egle, norinčioms toms naujoms moteriams prisijungti. Bijų karalienės, tos, kurios baigė mokymus, jos kaip ir yra mūsų, visada jau yra šitam bijų online, taip? Taip. Dar primenu, kas žino, kas nežino, tiesiog ar liko paskutinės 2 vietos, jeigu matote vėlgi, kad dar norite įšokti į šį traukinį šį pavasarį, tai sąmoningumo savaitė Ibicoje, kita bus tik tai lapkričio mėnesį numatoma, tai iš tikrųjų galimybė porą kartų tik metuose sudalyvauti. Tai taip pat kreipkitės arba į mane, paskambinkit, jeigu yra dar kažkokių neaiškumų, klausimų, arba žinote, kad kažkuri iš jūsų draugių, kolegių abejoja ar dar galvotų prisijungti, tai labai kviečiam, dar, kaip sakant, galite spėti. Ir iš tikrųjų šita moterų rate labai yra nemažai bijų mūsų karalienių, tai tik trumpai tos, kas nežino ir nesą susidūrę, tai kiekvieną mėnesį vyksta susitikimai, kurie taip pat irgi yra suplanuoti merginų Vilniuje ir Kaune, dabar jau ir Dubline prasidėjo, ir Londonas, ir kiti Anglijos miestai taip pat juda ir po truputėlį, ir Klaipėda Diana ar nenori inicijuoti, tai iš tikrųjų tiesiog kvietimas prisijungti,
tai yra vėlgi viena iš augimo ir tobulėjimo formų, ar ne, ir pabuvimo tam bendraminčių rate, nes tai yra būtent erdvė mums visoms kartu dalintis ir keistis informaciją. Merginos dalinasi tuo, ką mokosi, ar ne, Ibicoje, taip pat ką mokosi kitur, ar ne, ką praktikuoja kiekvieną dieną. Tai iš tikrųjų tie susitikimai ir skirti praktikai, ne kam nors, ką nors pamokyti, o tiesiog bandyti keistis šitą bendrą energiją, augti ir iš tikrųjų nuostabus atsiliepimai tų moterų, kurios ateina į tą erdvę, kad ir kartais galbūt nedrąsu ir nežino, kokiais žingsniais nori ar ne pradėti augti ir kažką daryti dėl savęs daugiau, bet visos tikrai būna dažniausiai labai maloniai stebintos, kaip prasmingai galima praleisti laiką kartu ir kaip nesijaučia tos konkurencijos tarp moterų ir kaip galima vieną kitą sutikti kaip sesę. Tai iš tikrųjų, Kaune susitikimas buvo šį savaitgalį ir jau numatytas balandį. Kas norite, vėlgi persiųsiu, kur galima registruotis ir prisijungkite, visi susitikimai skelbiami Facebook'e, galite, jeigu ir šiandien nenuspręsite, vėliau. Ir dar vienas projektas, kuris yra labai šviežias ir kuriam tiesiog iš pertekliaus ir noro dalintis, kuris jau seniai mūsų galvose sėdėjo ir tas klausimas vėlgi kaip skatinti tą moterų draugystę ir kaip apsijungti, ar ne, ir įkvėpti vieną kitą. Nežinau, kas ant mano ekrano braižo čia žalius brūkšnius. Čia kažkokia magija. Tai tiesiog ir kaip prieiti prie bet kokios moters, ar ne, ir per kokią žinutę galima mes atrasti tos ryšius, nes vėlgi tarp moterų labai nemaža problema, ką matome, tai vis tik yra ta moterų konkurencija, ar ne, kuri yra vyriškos struktūros padiktuota vietoj tos seserijos, kuri turi begalę išminties, ar ne, ir 100 000 metų istorijos. Tai labai šviežias, kol dar kuriama platforma, kilo tiesiog tokia idėja pasidalinti ir galite nueiti tiesiog į jėgabejėgos.lt trumpas aprašymas, kas gimė dabar, bet iš tikrųjų tai šita žinutė tau, jeigu tu jau nori pasidalinti savo istoriją ir gali šiai dienai, arba jeigu tiesiog atsišauks tau šitą idėją ir norėtum vienaip ar kitaip prisidėti prie šito projekto, nes tai nebus tik 2 projektas, tai bus jungiantis visas, tikėkime, Lietuvos moteris, kurios yra Lietuvoje ir nėra Lietuvoje. Tiesiog ką paliekame po savęs ir kaip galime mes įkvėpti vieną kitą. Nesvarbu, ką mes darome šiandien dienai, nes kiekvienai būna akimirkų, kai reikia to įkvėpimo. Ir noras tiesiog susijungti ir dalintis tom savo įkvepiančiam istorijom. Tai tiesiog, jeigu atsišaukia šitą idėją, mintis, rašykit ir netrukus mes rinksim tiesiog tokią kaip iniciatyvinę grupę, kas nori skirti savo laiko idėjomis, nežinau, rašymų, administravimo ir panašiais dalykais, tai labai labai kviečiam ir netrukus išgirsite apie tai daugiau. Tai aš sustabdau savo ekraną. Tai klausimas dar buvo, matau, ar Švedijoje yra bendraminčių ratas, berods keletas merginų yra, bet dar kažko oficialiai nėra, bet visai galima pradėti. Tai irgi, jeigu yra noras, tai brūkštelkit. Tai tada trumpai šitas dar dėl to mūsų tokio galbūt labai įdomaus ritualo, mūsų maža didelė paslaptis, aš sąmoninga moteris. Tai iš tikrųjų jisai gimė ir ačiū mūsų technologijoms ir visoms naujoms galimybėms, kad pasaulis tikrai mažėja, mes skraidom iš vieno pasaulio kraštą į kitą per 24 valandas, taip mes susisiekėm vienos su kitomis ir su kitais, žodžiu, tada, kada norime ir nesvarbu visiškai atstumai. Dėl to mes norime pradėti tikrai kuo toliau, tuo labiau atidarinėti tą erdvę, sąmoningumo erdvę, nepaisant ar fiziškai galite atvažiuoti ar ne iki vienų ar kitų mokymų. Ir iš tikrųjų, kaip ir Eglė sako, tikrai labai nesinorėtų sakyti ne, o kuo toliau, tuo daugiau norisi
tiesiog neįmanoma su kiekvienu asmeniškai susitikti asmeninėms konsultacijoms. Tuo labiau tos asmeninės konsultacijos, kuo toliau, tuo labiau brangsta. Dėl to vėlgi visada ieškome išeities. Kokia galėtų būti išeitis tam, kad galėtume ir pabūti sąmoningam moterų rate. Ir galbūt išlukštenti vieną ar kitą klausimą, kuriuos jūs rašysite, ir tie klausimai galbūt bus skirtingi, bet labai panašus. Ir tos temos vėlgi gims ir pagimdys naujus atsakymus mūsų susirinkusiame rate. Dėl to šitas sąmoningas susibūrimas taps tarsi mūsų ritualas. Ir tą mes darysime iki kitų metų. Tai aišku, vasaros metu ir mūsų darbo metu mes nesusitikinėsim, dėl to turim 6 puikius susitikimus, kuriems jūs galite ruoštis, kuriuos galite įsigyti jau šiandien, tos, kurios dar nesate Lygių karalienių klube, reiškia, nepraėję galbūt mokymų, galite įsigyti tik tai už 50 eurų kainą, kas yra nuostabu, kadangi konsultacija kainuoja 90 eurų viena, o čia galima 6 jas gauti už 50 eurų, tiesiog tam, kad galėtume susimokėti už erdvę ir leistis į tą mokymosi kelionę. O visom kitom, tai tikrai noriu palinkėti moterims, kurias domina ir kurias nedomina mokymai toliau, aš tikrai noriu palinkėti būti mums moterims. Pirmiausia, būti draugėmis, sesėmis, kolegėmis. Ir gyvenimas bus nuo to tik šviesesnis, įdomesnis ir gražesnis. Tai ačiū visoms, ačiū, kad esate, ačiū, kad įkvepiate, nes dėka jūsų aš irgi labai stipriai augu ir ačiū, kad dalinamės, nes tik dalinimas mums gali suteikti tą magiją, gyvenimo magiją, kas yra svarbu. Tiek, kiek įeina, tiek ir turim atiduoti. Kuo daugiau atiduosim, tuo daugiau įeisim. Bet nereikia stengti sulaikyti. Nes gyvenimo ir gyvybės ratas ir yra įeiti ir išeiti, įeiti ir išeiti. Kai mes įkvepiam oro, mes juk, jeigu jį bandysim sulaikyti ir neišleisti, jausimės blogai, apsvaigsim ir pagaliau numirsim. Tai čia lygiai taip pat. Tiek, kiek įeina, tiek išeina. Daugiau išleisit oro, daugiau įkvėpsit jo. Tai gražių, gyvybingų, prasmingų mums dienų, kiekvieną dieną, nuostabių progų. Būkim tos fėjos, būkim tos karalienės, būkim pačios savo, deivės, gražios, nuostabios seserys, draugės, kolegės. Ir iki naujų pasimatymų. Ačiū Jums labai. Visos galim pasimojuoti. Ir didelis kosminis apsikabinimas, kaip visada. Gera žinoti, kad esam kartu. Iki. Iki.